papasakosiu. Tai va, šitas vienas iš poezijos poema vadinasi Dėl viso to grožio, taip išvertus. Ispaniškai originaliai geriau skamba Por toda la hermosura. Taigi ta poema, tas romansas, kaip kiti du, kuriuos jau nagrinėjom, tai yra Tres de un amoroso lance arba Pastorciko, tai pasaulietinės tos poezijos perkeitimas į dieviškąją poeziją. Na ir ta, žinokit, sako, nėra, jis nekomentavo tų eilėraščių. Taip, nekomentavo, nes ta komentuota tema randama pirmuose 4 stulpeliuose. Todėl ir kai internete ieškosit, pavyzdžiui, daug yra jo kūriniai, poezija visi pasaulis groja, tiesiog tai yra šedevrai. Ir groja dažniausiai pirmus 4 stulpelius, nes čia bus 14, nežinau kiek ten stulpelių, tai pasižiūrėsim, va čia viršų yra paskutinis, 9 stulpeliai, 9. Kairiai, originalas, toj pusėje, tai kaip sakau, šitas programos yra grinai, be jokių klaidų, kaip randa visose raštuose, bet čia jau mes su Andrium čia kūrėm, mes poetai buvom, čia jis man padėjo, tai mes dar to negalim spausdinti, nes tai draudžiama leisti kokias knygas, bet jum, kad kaip karmelitų bičiuliai galite, tiesiog suprasti, tiesiog, žinai, kad nereiktų į tą Google trukdyti kokį nors. Tai va, tai pasaulietinės poezijos perkeitimas, kaip sakiau, į dieviškąją. Ir tą komentuotą temą pasiaiškina 4 pirmuose stulpelėse, o paskutiniuose pabaigoje, ten 9, yra visos temos apibendrinimas, o viduriniai stulpeliai yra komentaras. Tai kam to komentaro, jeigu jis komentuoja poeziją, jau tas eilėraštis yra kaip komentaras. Dabar bendra prasmė, ką jis norėjo išreikšti. Visą kūrinį persmelkia įtampa, kuri išaukština tą Dievo metafiziką, galima sakyti, virš visų dalykų, kad gyvenime mes turim daug visokių dalykų, kai valdo, saldžių, gražių, didingų, bet visi, o čia klaidą padariau, bet visi jie yra begaliniai, reikėtų čia pataisyti, nesvarbu, pataisysim paskui. Visi yra begaliniai toli nuo Dievo ir yra mums siūlomi kaip priemonės, kaip kalbėjom, juos nusimesti, kad pagautumėm viską, kurios mus nukreipia, priartina, kaip Valdas sakė, tu eik čia, tas yra kolekcijas, važiuok čia į karmelitus, eik į mišias, bet jeigu nebus, suprantat, kaip priemonė, negali tapti priemonė, tada mes susifiksuojam to priemonių lygyje. Bet visas tas priemonės priartina, taip, nuveda prie Dievo ir turi netitolinti nuo jo. Ir jeigu tik mes kažko nenusimetame, nereikia atsisakyti savo turto, pinigų, reikia šeimą išlaikyti, bet neprisirišti prie to, tai tik priemonės daryti gerą. Taigi, siela tikėjimu žinodama, tikėjimas yra šviesa pas jį, ar netikėjimas, tai kai naktis yra, tai ta šviesa, tik tikėjimo šviesa ir lieka, žinodama ir patirtimis suvokdama, kad Dievo, kaip mums gera, jūs visi tokie čia geri susirinkot, visi malonus, visi Dievą myli, kaip mums Dievo saldumas, oi, kaip norėčiau užsifiksuoti tos rekolekcijos, stop, ne, čia tik tai priemonė, tas Dievo saldumas, grožis, šilnumas pranoksta viską, bet mes jau pradedam jausti tos dvasinius gėrius, neprisiriškim prie jų, tuo pačiu metu jausdama degančią meilę tam pačiam Dievui, kai Valdas sakė, turim iškentėti, dėl ko iškentėti? Dėl ko? Atviršausgi nieko nėra. Yra meilė, iš meilės Dievui, avinėlis, pastorciko, tas piemenėlis prikaltas ant medžio, ar ne? Ta gražų, kur matėm vakar, atsimeta vaizdą, ne? Koks gražus, ne? Piemenėlis, tas prikaltas, kur padarė mūsų prioras, kad ne vien tik kryžius, gyvybės medis yra, tas kryžius yra gyvybės medis. Taigi, jausdama degančią meilę tam Dievui, negalima prisirišti prie nieko, nei pasimesti dėl nieko, nei dėl nieko, nada. Taigi, tada siela vadovaujama ir vedama tikėjimo bei meilės. 2 teologinės viltys. Šiandien labai susikoncentruosim į meilę. Ir tada bus mąstymai 1 Korintiečiams, tas 13 skyrius garsusis, paskui dar viena vieta bus. Taigi, sako, ji visada visais būdais siekia. Kas ta ji? Siela. Jeigu randate jį, sako, čia jis turėtų būti kryžiaus šalmas. Ne, galim vadinti sielą, galim vadinti jis, ji.
Ji visada ir visais būdais siekia, sako, to, ko nežinau, bet kas pasiekiama laimės dėka, atsitiktinai, galbūt pasiekiama, nes ne mūsų valiai, kad jūs visi išvažiuotumėt mistikai, gal norit visi čia vaikščiot kaip mistikai, nežinau, aš irgi nežinau, ar aš toks mistikas ar ką, čia Dievo valioje, ar duoti ar ne, čia yra laimės dalykas, kam bus duodama, kas labiau myli, tas daugiau gauna. Tai va, Dievo malonė, dvasinėje giesmėje, dabar žiūrėkit, aš irgi čia tokį padėjau vienetuką, kas yra dvasinė giesmė. CA reiškia pirmą redakciją, jeigu tą programą įsigysite, o dvasinė giesmė antras, CB reiškia antrą redakciją, ne? Sako, jisai dvasinė giesmė, va, tai eilutės yra nuo 9 iki 10, jau anglišką tą programą turit, gali žvilgtelite, ne? Ji komentuoja eilutę. To, ko nežinau, bet kas lieka, trūksta žodžių, burbuliuoja. Kai vaikai kažką kalba ir nieko nekalba, vaikučiai, ne, arba kalbėjimas kalbomis yra, visi meldžiasi kalbomis, ne. Tiesiog aš nežinau, ką aš burbuliuoju. Ta pačia esminė transcendencijos prasme. Taip pat galima tai rasti giesmių giesmėje. Ar esate perskaitę giesmių giesmėje? Jinai yra nuostabi, bet ten reikia labai šitosios dvasios, kad tu ten pajustum tą visą gylį. Bet tie mistikai remiasi giesmių giesmę. Vat yra giesmių giesmė 6, 8, 9, 10 tuose pasmeliuose. Ir išraiška sako, tai sako, aš niekada nepasiklysiu. Galima iliustruoti remiantis komentarais, vėl iš dvasinės giesmės 29, 7, 11. Tą programą turite įsikrovę, čia angliškai, čia paskaitot ir galite vesti paskaitas viską pagal Kryžiaus Joną, ne tai, kad iš mano galvos, kas išplaukia, tai irgi labai nuostabu, bet viską remiantis juo. Arba pirmą redakciją, 20, kuris aiškina, jūs sakysite, kad aš pasiklydau, kad eidama įsimylėjusi, pasiklydus ir buvau laimėta, vadinasi pasiklysti, nežinant, atsisakant viską ir tu viešpats tave gali laimėti. Toliau, iš šių kelių puslapių skirtų trumpai pristatyti šiuos eilėraščius ir tuos, kur anksčiau nagrinėjom, šventasis poetas nekomentavo, galima suprasti jų ir bet kurio kito teksto doktrininę svarbą, kaip sakiau, per pačius tuos pasmelius. Šie eilėraščiai, kaip ir čia nekomentuoti, yra tarsi poetiniai atkūrimai, kartais užuominos, kartais jo didžiųjų kūrinių, kaip kopimas į Karmelio kalną, arba tas dvasinė giesmė, arba kitų kūrinių sintezė. Tiesiog tie eilėraščiai tiesiog sintetizuoja viską. Jie visada atspindi jo mintis, Kryžiaus Jono ir liudija jo patirtis, ką jis patyrė. Tik poeziją gali išreikšti, žodžiais neišreikšti. Išreikštas tiesioginis eilėras arba grįžtančiamis prie dieviško. Ir štai va, dvasinė giesmė. C reiškia kantiko, antras leidinys, nes jis 3 kartus parašė tą, kur redagavo savo dvasinę giesmę. CB, tai reiškia dvasinė giesmė, 7 skyrius nuo 9 iki 10 eilutės. Parašiau. Ir visi, kurie tavoja, klajoja, kurie ieškote Dievo, ne, man tūkstančius malonių perduoda. Einu pro Stefanį, sako, padaryk kryžiuką, aš malonės, jinai man perduoda. Čia taip juokauju. Ir visi jie mane dar labiau sužeidžia ir palieka mane mirštant kažkas, ko negaliu įvardyti, kas lieka tik balbusiendo, burbuliuoti balbusiendo. Kaip tai išversi balbusiendo, daryti tai. Tarsi sakydamas, bet nepaisant to, kaip šios būtybės mane sujaudina tūkstančiais, jūs turi tūkstančių malonių, vieni kitiem mes galim labai tiesiog parodyti Dievą, sujaudinti, mes galim mane prisirišti vienas prie kitų, kuriomis jos man leidžia suprasti tave, nes Dievas yra aukščiau visko, net ir už viską, kas yra iš kūrinius. Yra toks kažkas, kas lieka neišsakyta ir kažkas, kas lieka neatrasta ir ryškus pėdsakas vedantis į Dievo sielą. Dievas turi sielą, net tai prašo, kurią dar reikia surasti ir labai aukštas Dievo supratimas, kurio neįmanoma išreikšti žodžiais. Todėl tai vadinu, čia sako Jose, todėl ne aš vadinu, tai Jose Vicente Rodriguez. Apačiu yra parodyta, iš ko padariau, kad aš nepasisavinčiau. Aš tik tai verčiau gilinausi į tą temą, nes aš sakau, apie Kryžiaus Joną Valdą čia daugiau žino. Todėl vadinu kažko, nes jei tai, ką suprantu, mane paliečia ir sužeidžia meilę, tai ko iki galo nesuprantu, bet labai jaučiu, mane žudo. Tai kartais atsitinka sieloms, kurios jau yra subrendusios ar netikėjimo, kurioms Dievas maloningai suteikia tai,
ką jos girdi, mato ar supranta, o kartais be to ir be kito pakilę žinią, kurioje joms leidžiama suvokti ir pajusti Dievo aukštumą ir didybę. Ir tame jausme Dievas jaučiamas taip aukštai, kad aiškiai suprantama, jog viskas lieka nesuprantama. Ir tas supratimas bei jausmas, kad dievybė yra tokia begalinė, kad jos neįmanoma visiškai suvokti, yra labai aukštas supratimas. Taigi, viena iš didžiausių malonių, kurias Dievas šioje gyvenimo kelionėje suteikia sielai, yra aiškiai leisti jai suvokti ir pajusti Dievą taip aukštai, kad ji aiškiai suprastų, jog neįmanoma, čia biškiai vertimas buvo, tai biškiai reikėtų ištrinti vieną atsakymą. Nes tai tam tikra prasme yra panašu į tuos, kurie jį mato danguje. Įsivaizduokit, mes galim žemėje kažkokią viziją kaip dangaus turėti, kur tie, kurie jį geriausiai pažįsta, aiškiau supranta, kiek begalybės jam dar lieka suprasti, nes tiems, kurie jį mato mažiausiai, netrodo taip aiškiai, kiek jiems dar lieka pamatyti, kaip tiems, kurie mato mažiausiai. Tai, ką jiems dar reikia pamatyti, netrodo, vėl pasikartojimas. Nu, atsiprašau, labai skubėjom čia. Pas Andrių gal jis pataisė, nes jūs gausit geresnį variantą, Andrius mane padeda, pakoreguoja per taisą mano tekstus tos. Manau, kad tas, kuris to nepatyrė, to iki galo nesupras. Tačiau siela, kuri tai patiria, matydama, kad jai lieka nesuprasta tai, ką ji giliai jaučia, vadina tai nežinomu kažkuo. Užtat yra paskutinis tabelis per laimės dėka. Nes kaip to nesuprantama, taip ir neįmanoma to išreikšti žodžiais, nors, kaip jau sakau, tai jaučiama. Todėl ji, ta siela, sako, kad būtybės arba kryžiaus Jonas jai lieka burbuliuojančios, nes jos nesugeba to iki galo išreikšti. Tai reiškia burbuliuoti, tai yra vaikų kalba, kai nepavyksta pasakyti, išreikšti to, ką reikia pasakyti. Taigi parengta pagal žymiausias iš šios knygos yra 100 temų, pats mirė nesenai, dar kai mokiausi jis gyvas, buvo mums paskaitą skaitę Sytės, Jose Vicente Rodriguez, nežinau, 100 metų jis laukia, kiek misionierės mūsų žymus tėvas, pats žymiausias kryžiaus Jono irgi biografiją parašęs. Yra ta knyga nurodyta, galit remtis, Burgos Monte Carmelio, mūsų tie puslapiai, viskas tas, kas rašyta, ne iš mano galvos, bet tiesiog iš to, kas labai gerai pažįsta. Tai tiek, o dabar pabandykime tą giesmę išgyventi, dabar įeisime į giesmę, nuo pat pradžių, per visą Portodal Hermosuras, kitas dešiniai lietuviškai, ne, atleiskit už tą vertimą, nu mes ne poetai, bet norim kažkaip, bet va čia yra originalas ir skambesys visam pasaulyje ispanų kalba, kaip norėčiau, kad visi karmelitai mes mokėtum ne tik angliškai, bet ir ispaniškai. Tai va ta programa, kur va čia rodau ikoną turiu, žinai, jeigu kas norėsit, aš mūsų broliams arba Richardui duosiu ten, jis turite, jeigu kas norėsite, įdėsi kažkokį, galėsite įsikrauti ir platinti, kad plistų Karmelio žodis pasaulyje. Na, aišku, gal čia generolas ordinas manęs neapskus, bet čia gal piratavimas, nežinau, bet niekam nesakysit, jeigu naudosit. Taip, šito negalima įrašyti, ištrinti paskui. Taip, dabar įjungsime, pabandykim dabar, lapus jums duos viską, dabar žiūrime į ekraną, tiesiog išgyventi, ar ne? Išgyventi, pabandysime, čia tai padarysime, taip, ir pabandykim. Čia yra Gonzal Mendibil toksai, aš parinkau, yra daug tų variantų, bet aš kurį greičiau tiesiog išimti, kad mes išgyventų tą vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, kai malda bus Šventosios Dvasios. Amen. El apetito y estragar
nunca yo me perderé, sino por no sé qué que se haya por ventura, por toda la hermosura. Nunca yo me perderé, sino por no sé qué que se alcanza por ventura, por toda la hermosura. Nunca yo me perderé, sino por no sé qué que se alcanza por ventura. El corazón generoso nunca cura de parar donde se puede pasar, sino en más dificultoso. Nada le causa aventura y sube tanto su fe. Le gusta ver un no sé qué que se haga por ventura, por toda la hermosura. Nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura, por toda la hermosura. Nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura. El que de amor adolece del divino ser tocado, tiene el gusto tan trocado que a los gustos desfallece, como el que con calentura fastidia el manjar que ve y apetece un no sé qué que se halla por ventura, por toda la hermosura. Nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura, por toda la hermosura. Nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura, por toda la hermosura. Nunca yo me perderé, sino por un no sé qué que se alcanza por ventura. Kaip jau sakiau, čia yra tik tai pagrindinis stulpelė, tai 3 arba 4, nes paskui ten aiškinimai yra, tai labai ilgai 9, tai čia neleisim visos giesmės. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Galima tiesiog išgyventi kai malda, nes jisai meldėsi Dievui, kūrė poeziją, tai kas neišreiškiama žodžiais. Na ir dabar tada visą tą mes jau išjungiam šitos dalykus. Rašyti. Išjungiam, tai per masūrą pabaigėm, jūs gausite tuos lapus čia. Taip, viskas jau šiandien, jums jau eisim į kitą, kas ten mums liko ir dalyko. Taip, vakar pas Torciko buvo, bet šiandien mes dar imsime kitą eilėraštį, bet dabar dar atsimena tą filmą, kur nepabaigėm žiūrėti, kur apie Kryžiaus Jonas išaiškintas be anestezijos, ne? Bandykim įeiti į tą vėl, tada žiūrėsim, taip, Šiluva, čia mes rengiam, čia visokių papkių buvo, čia nežinau, kas kur yra, bet čia paruošta, atrodo, čia mes sumetėm visas va. Šventasis Kryžiaus Jonas aiškinamas paprastai, ar ne? Dabar yra garsas, bet aš vis tiek ispanų neleisiu, žinai, tai labai ilgai užtruktų, čia 10-15 minučių, tiesiog aš perskaitysiu, leisiu tik vaizdą, nes paruošta pagal tą filmą, man jis patiko, nes jis 5 temas palėtė ir paskutinė tema dabar bus taip. Žiūrėsim, ar ten atsidarys, jeigu ne, to pasižiūrėsim.
Una noche de diciembre, Ne, tai en rasim. Ávila, Mes pabaigiam va vino čia, kažkur midiendo čia. sus méritos. Y quien controla, no sé. Garsai išjungsim. Tada tegu paina biškiai prasidės. Kalbėjom apie tą deginantį žaizdą, ar ne, kad yra tie visi dalykai prieštaraujantis, ne, saldžioji žaizda, kaip tau gali būti atvira ta žaizda, arba tylioji muzika, ar ne, čia kalbėjom apie tą, apie visus tos simbolius, ar ne, ką jis išreiškia savo. Dabar bus moderniųjų laikų įtarimas ir abejonės, ką mūsų amžius atakuoja kryžiaus Joną ir kaip jie labai apsirinka. Moderniųjų laikų įtarimas arba abejonės, dabar toje bus išeistas pavadinimas. Tokia doktrina, kuri teigia, kad jos pagrindinė terminų ir sąvokų neįmanoma iki galo nusakyti, pakliūva į abejojimų doktrinų tarpą, ar taip ar ne. Vat ir todėl yra abejojantis filosofai visi atakuoja, ne? Mūsų modernus laikai iškėlė net 3 abejonės šventuoju kryžiu Jonu. Pirmoji abejonė kyla iš neuromokslinio materializmo, neuromokslinio. Tai filosofinė pozicija, kuri bet kokį minties fenomeną aiškina smegenų fiziniais procesais, pritaikyta Švento kryžiaus Jonui. Jis sakytų, kad dvasinė santuoka yra prašyta, tai jos smegenų neurologinė funkcija, kilusi nuo per didelio, per ilgo pasninkavimo, jutimo išglušinimo ir ilgos meditacijos, intensyvios meditacijos. Tai rimtas argumentas, bet nepilnas paaiškinimas. Identifikuoti neurologinę būseną neįsprendžia klausimą apie fenomeno turinį. Kai vienas žmogus pastebi paprastą stalą, yra konkrečios smegenų sritys, kurios tuo metu aktyvuojasi. Mokėti aprašyti tą veikimą smegenų, tai nereiškia, kad tas stalas neegzistuoja. Paaiškinimas tik paaiškina, kad tas stalas yra pagaunamas, suprantamas. Antra abejonė kyla iš Emanuelio Kanto, matote, žymusis filosofas vokiečio, ne, dėka šis filosofas, gyvenęs 18 amžius, teigia, kad autentiškas pažinimas turi būti pastebėtas bet kurio stebėtoje. Mistinė patirtis netitinka šio reikalavimo. Kiekvienas mistikas tą patirtį aprašo skirtingomis sąvokomis, skirtingais terminais. Be to ir tos patirtis yra labai skirtingos, žiūrint į mistiko priklausimą skirtingoms religijoms. Visa tai juk atrodo, aiškiai rodo, kad ta mistika yra kultūros produktas, bet tos kultūros tradicijos ir skirtumai nepanaikina bendrosios panašiosios dalies. Švento kryžiaus Jono tamsioji naktis turi daug paralelių kitose kultūrose, kurios neturėjo kontakto su ispaniška krikščionybė. Pavyzdžiui, dzenbudizme aprašoma apie sąvoką ir konceptų praradimo etapą atsiveriant Dievui atsiverime. Islame, sufizmo srovėje, islamo mistikų srovėje yra kalbama apie tikėjimo naktį taip pat. Tai tokia būsena, kai tikintysis praranda bet kokį Dievo įvaizdį. Jei atmestume visų religijų tradicijų savo paaiškinimus, visi aprašymai lieka labai panašus. Yra viena antropologinė konstanta, pastoviai pasireiškinti be skirtingais žodynais kultūrose. Net tose kultūrose, kurios nebuvo susijusios tarpusavio. Čia matom Nyčė, abejonė išeina iš Nyčio, dar viena abejonė. Friedrich Wilhelm Nyčė, visa ta doktrina paremta nada nieko apie tai, kas ten yra amžinybėje, apie tai, kad mes keičiamės per skausmą, išbandymus. Nėra tai, kuo turi būti, teigia Nyčė. Tai yra bėgimas, tai yra pabėgimas, mistikas, tai yra silpnuolis, debil. Jis nebepakenčia, neperneša savo egzistencijos pasaulį ir susikūrė vaizduotinę alternatyvą, kurio gali pasislėpti. Jeigu Nyčės teoriją taikytume Šventam kryžiui Jonui, jam jinai visiškai netinka, ta Nyčės teorija. Jis konkretų gyvenimą nepastato prieš gyvenimą, ten anapusybėje, danguje. Jis priešpastato absoliuto įvaizdį, kad atsiverimui tam absoliutui, kuris viršyje bet kokią atvaizdą, sąvoką, įvaizdį. Šventojo kryžiaus Jono biografiniai faktai tai tik patvirtina. Likusius 13 savo gyvenimo metų, kai išeina, Šventasis kryžius Jonas praleidžia kurdamas vienuolynus, rašydamas laiškus, rūpindamasis ligoniais. Nėra jokio pabėgimo iš pasaulio.
Yra jau skirtingas ryšys dabar su tuo pasauliu per Dievą. Ne viena iš 3 abejonų ir tarinėjimų nėra sugriaunamas iki galo. Mes taip pat irgi turim pasakyti. Bet Šventasis kryžiaus Jono mąstymas nėra desaktyvuojamas vienu mostu ar gestu. Išklausęs moderniosios filosofijos pačius rimčiausias kritikas, lieka Šventojo kryžiaus Jone kažkas, kas turi būti labai rimtai priimama. Karmelitų naujoje šakoje, Basuosiuose, prasidėjo naujoje šakoje, mūsų Basuosiuose, bet buvom senoje Regulai. 1521 metais ordino vadovybė nuima Šventą kryžiaus Joną nuo visų jo pareigų, pasiunčia į vieną nuošalų tolimą vienuolyną, vadinasi La Peñuela. Kai kurie senieji jo kompanionai priėmė skundus prieš jį ir tada, norėdami jį išmesti iš ordino, kurį jis pats su Šventaja Teresė įkūrė. Ir Peñuelos vienuolyne jis susirgo. Infekcija vienos kojos labai padidėjo, tada jį perkėlė į Ubedos vienuolyną Andalūzijoje, kur to vienuolyno prioras, kuris buvo kryžiaus Jonui labai priešiškas, nesuteikė jam gydymo paslaugų pačioj pradžioj. Ubedos vienuolyne ir mirė Šventasis kryžiaus Jonas vieną gruodžio naktį, turėjo tik 49 metus. Tas, kuris parašė, kad apsimarinimas, mortifikacija yra didesnė negu ta, kurios neieškoma, bet kuri pati ateina. Pasirinko savo gyvenimo šventą pabaigą. Visą tai jis priėmė, tas, kuris įspėjo apie dvasinę puikybę, to, kuris kontroliuoja savo asmeninį kelią. Jis mirė nieko nekontroliuodamas. Ir tas, kuris aprašė tamsėje naktį, kurioje prarandama viskas, kas tarpininkauja, mirė tamsėje celėje toli nuo savųjų. Gyvenimas, kurį aprašo knygoje, yra tas gyvenimas, kuris rašo tą knygą. 100 metų vėliau po jo mirties 1726 metais katalikų bažnyčiai paskelbė šventuoju. Nuo tada jis yra žinomas kaip Šventasis jo kryžiaus Jonas. Švento Jono poezija aukščiausio lygio ispaniškoji poezija. Ir doktrina, kurią jis paliko ir kurio žodžiai negali išreikšti, kelia ir po daugiau kaip 400 metų tą patį klausimą, kurį Šventasis kryžiaus Jonas iškėlė. Kaip pasakyti tai, kas pralenkia bet kokią pasakymo formą. Ir Toledo celė nepasiekė, ko siekė kalėjimo prižiūrėtojai. Iš šitos skylės be lango išėjo žmogus, kuris daugiausiai mąstė savo gimtąją Kastilijos kalba. Ir kas atsitinka, kai pradingsta mūsų atramos, tarpininkavimai, paramos, tarpininkai, amen. Va tai toks filmas ir buvo, man jis patiko ir aš neturėjau laiko, tai paruošiau jį. Dabar jau išjungsim jį. Ir dabar dar lieka dar vienas kūrinys, turėtume spėti, nes liko dar pusę valandos. Tai yra, čia ir dabar kulminacija bus jo, nes tai yra jo tikėjimo išpažinimas, ne? Jo tikėjimo išpažinimas. Eisim į tą jo eilėraštį. Kaip gerai žinau šaltinį, Kebenijose. Yra 2 variantai muzikos, galim klausytis, arba šita moteris, be jokio vaizdo. Yra kitas, linksmesnis, kur yra tekstas eina, nežinau, gal žiūrėsim paprastą moterį, klausysim, kad įeitumėm tą. Čia yra tas eilėraštis, bet pirmiausia mes įeikim į jo kontekstą, nes yra daug posmelių. Čia yra, kaip sakau, programa originalė, kaip yra raštuose, nes dabar iškraipo pasaulį, dainuoja taip, kaip kam patinka. Bet čia yra originalas ispanų, yra nekintama, galima bet kur leisti, bet čia yra mūsų, mes nežinau, Micevičiūtė atsiuntė savo variantą, galima būtų, bet mes neįdėjom Dajos variantą. Tai čia tas eilėraštis 14, vienoje pusėje ispaniškai, kaip gerai aš pažįstu šį šaltinį. Įsivaizduokit, tas konfliktas buvo ir jį pagrobė. Jis buvo Teresės Avilietės kapelionas Aviloje, išvežė į Toledą, uždaro, sako, ką jis čia daro, čia griaunat ordiną, pasirašyk dokumentus, jisai ne, čia nepaklusnumas skaitomas, čia negalvokit, kad kalėjimas, oi kaip žiauru buvo. Tai buvo normaliai, visi vienuoliai, tais laikais būdavo kalėjimai, jeigu neklauso, patys vienuoliai pasirašo, jeigu aš neklausysiu, man galite uždaryti kalėjimą. Vadinasi, jis neklauso ir uždaro į kalėjimą, bet buvo tokias plakimo scenos, ten per savaitę, nežinau kiek tai dienų išvesdavo, broliai sustoja, jis eina ten su tokiais virvutėm, muša per jo nugarą, ten kaip su rykštėm, ar ne, ten tokia buvo kapitulos, ten tos savo nuodėmių išpažinimo, nu tai muša, duoda blogai valgyti, ne tenai, ir va, jisai yra uždarytas. Aš buvau Tolede,
Ir kai jau tik įstojau, nuvažiavau, dar nebuvau vienuolis, sako, bus procesija kryžiaus, tai yra ne kryžiaus, kūno ir kraujo šventės. Mes, sako, vienuoliai negalim, čia senukas dar nugrius benešdamas, ką. Tu vienuolis apsivilk abitą, atstovausi mum, eik, sako, į tą procesiją. Kokia graži procesija. Yra tarptautinė šventė, visas pasaulis suvažiuoja generolai, prezidentai, neša, visokios bendruomenės eina tą dieną, kaip jisai tam buvo, surytas tam kalėjime. 9 mėnesius buvo. Ir aš ėjau tai procesiją, gražu, giesmės, Marijai visokias. Pasižiūrėkit ten Toledo Kristaus kūno ir kraujo šventė. Tiesiog skamba gatvė, žmonės šlovina Dievą. Įsivaizduokit, ir vieną gatvelę, pro kur eina senamiestis, siauros tos gatvelės arabų laikais, ten tokias, kuris buvo kalėjime. Dabar tas kalėjimai jau nebėra, nugriovė tą vienuolyną, tik tai siena ten lieka, ten kažkaip tai. Tai jis ten buvo ir ten ėjo, pro pat jo tą kalėjimą ėjo. Ir jisai sėdė tamsoj, negali aukoti mišių, nei priimti komunijos, jis parašo, jis tada aukoja, galvoja, gimsta tas eilėraštis, kažkiek pasižymi popieriukuose, bet viską užfiksuoja, sukuria tą savo tikėjimo išpažinimą. Viskas, ką mes kalbėjom, viskas yra Eucharistija, sako Vatikano antras susirinkimas. Pradžia ir pabaiga yra Eucharistija, komunija. Mes nežinom, ką daruojam čia. Švenčiausias sakramentas, pats Jėzus yra jame, ar ne? Ir tai jisai parašo tą kūrinį, dvasinis kūrinys, visiškai persmelktas švenčiausios trejybės Eucharistijos paslapčių. Ir buvo ta diena, kai žygiavo, jis sėdė tamsoje ir girdi, gieda, eina pro jis negali. Ir jis jam gimsta tos eilės, to momento sukuria, jo tikėjimo išpažinimas. Tai vadina jo kredo, kryžiaus Jono kredo tas eilėraštis. Yra lietuviškas variantas, žinau, ten, nors ir naktis ten yra giesmė, ne pas mum, bet ne pagal visas tulpelis, ten irgi pakreipyta, bet yra pagal tas eilėraštis sukurta. Taigi, be altorius, be gėlių, be aukos, be aukojimo, be smilkalų, negalėdamas aukoti, jis nerado geresnio būdo švesti, kaip apmąstydamas pamaldumas įkėjimą savo eilėraščių duonoje ir vyne. Visas eilėraščio tekstas yra kaip žymaus kalinio tikėjimo išpažinimas, pavadinimas sielos giesmė, besidžiaugančios pažinti Dievą tikėjimu, jau nurodo kūrinio temą ir toną. Kryžiaus Jono poezija virsta muzika, visas pasaulis žino dabar, ne, tą giesmę. Viskas čia dainos, giesmės, komentarai, kitos giesmės. Pakanka peržiūrėti kitus eilėraščių pavadinimus, kad tuo įsitikintume. Pavyzdžiui, jo eilėraščiai, kaip jis pavadina, sielos giesmė, besidžiaugiančios pasiekus aukštą tobulumą būsėje, kur yra vienybė su Dievo dvasinio atsižadėjimo keliu. Sielos giesmės sužadėtiniui Kristui. Sielos giesmės intimioje vienybėje, Dievo meilėje. Šiandien skaitysim 1 Korintiečiams 13 tą skyrių, neilgas yra apie meilę, nes Dievas yra meilė. Sielos liūdesio eilėraščiai dėl troškimo pamatyti Dievą. Dieviškos giesmės apie Kristų ir sielą, piemenėlis ar ne, ir sielą. Eilėraščiai sukurti gilios kontempliacijos ekstazės akimirką ir dar daugiau dieviškųjų alio divino eilėraščių bei komentarų. Trumpai tariant, visame brolio Jono poezijos kūrinyje skamba ta jo tyli muzika, kuri pranoksta visus pasaulio pokylius ir melodijas. Dvasinė giesmė, B reiškia antrą redakciją, C Kantikoje spiritualė, redakcija B 14-15 25 poskyriai. Visoje giesmėje jaučiamas degantis toks eucharistinis troškimas, kuris pabaigoje paskutinis neišvengiamai išsilieja. Be abejonės, meilės troškimas sustiprėjo, kaip sakiau, per tą Kristaus kūno kraujo šventę. 8 dienas švenčia tą šventę, Kalėdų, ar ne? Šventė 8 dienas Kristaus kūno. Ne taip, kaip dabar net. O tai, kad jis negalėjo nei švesti šventės, nei priimti komunijos, toli gražu nebuvo švelninti aplinkai. Buvo tikra kančia ir paskaita, tikras kankinimas jam šventajam. Prie to dar pridėkime liturginių valandų maldą savo kalėjimą. Mes tai meldžiame čia šviesu, visi meldžiame, visi turėjo patamsi, pos mato, pro tą skylutę ten. Jos skausmas buvo ne tai, kad atsidūrė kalėjime, būtent tai, ką jam sakė Auksaburnis, ne Jonas Auksaburnis, viena iš pamokų, nes jis mokė Salamankos universitete ir Auksaburnis ten buvo cituojamas, sako, tegul mūsų skausmas bus vienas, vienintelis, matyti, kaip esame atimti šio maisto. Ir jeigu mes negalime eiti Eucharistiją, mes neištvertume. Tai yra mūsų dangiškasis maistas. Jos skausmas dėl to, kad negalėjo priartėti prie šventojo stalo, buvo nepaprastai stiprus. O argi angeliškasis daktaras Tomas Akvinietis jo dar labiau nepadidino, primindamas,
Niekas negali, niekas nesugeba išreikšti šventojo sakramento švelnumo, per kurį dvasinis saldumas patiriamas tiesiog iš jo šaltinio. Taigi, pirmose dviejose eilutėse atsiskleidžia pavadinimo elementai. Sako, kebiense jo, kaip gerai žinau, išreiškia išpažįstančios sielos džiaugsmą. Ji tai žino taip gerai, yra tokia laiminga, kad tikėjimu pažįsta Dievą, jog neišvengiamai pradeda giedoti. Savo džiaugsmą išraiškos priemonę jį pasirenka giesmę, giedojimą. Giesmė šiek tiek uždengta, atrodo melancholijos šydu. Dievas tampa šaltiniu, kuris trykšta ir teka. Toliau eilutė, refrenas, nors yra naktis pabaigoje, ne? Kuri kartojasi pažodžiui arba su tam tikromis variacijomis, nors ir naktis, arba kaip prieš paskutinį strofą, nes yra naktis, ar nors ir naktis, kaip paskutinėje, nurodo tamsą, kurioje, per kurią, ar jos pagalba, matai, o ne nepaisant jos, kaip, nereikia tamsos, reikia, su tamsa mums padeda, siela patiria tą džiaugsmą ir pažinimą. Toliau, tema taip išdėstyta pavadinime ir pirmose eilutėse, užbaigama dviejose sekančiose posmelėse, sudarant šį atitikmetį. Šaltinis tai yra Dievas, o naktis, kaip sakau, yra šviesa, tai yra tikėjimas. Tai yra eilėraščio interpretacijos raktas. Dieve, tu šaltinis, naktis yra mūsų tikėjimas. Visas kūrinys tai kontempliatyvaus tikėjimo paslapčių apmąstymas ir mėgavimas jomis nuo vieno ir trejybės Dievo iki Eucharistijos per visatos sukūrimą. Tai yra tikėjimo išpažinimas, malda, giesmė. Toliau esmė susiveda į tai. Čia paskaitysit jūs patys, viską gausite, nes laiko mums pritruks. Eucharistijoje Šventasis kryžius Jonas jautė Dievo gyvenimą, gyvąjį Dievą, kad mes tai pajaustume. Melskim šiandien Eucharistijoje per Marijos tą šventę. Todėl mes dar šiandien, kadangi Marijos šventę, skaitysim dar Kanos vestuvės, nes šventoji dvasia yra vyno simbolis ir jinai pasako, darykite viską, ką mano sūnus jums lieps, kad mes klausytume. Dvi vietos bus, ne tik 13 korintiečiams skyrius apie meilę kantri maloninga, bet taip pat apie tai, kad jis sako Marija, Kanos vestuvės skaitysim. Kas norėsit Kanos, kas norėsit tą, galite būdų perskaityti. Sako, prieš paskutinio posmelio pirmoji eilutė, čia kviečiami visi kūriniai, visiems. Net ir tie, kurie gal nepažįsta, nebijokim atsivesti į Eucharistiją, kad pasisotintų, bet tik negali eiti, bet viešpats veikia per šventąją dvasią, gal jie ateis viešpats, pakvies juos į tą šaltinį. Aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, tas nebijaus alkio, kas tiki manim, tas niekada nebijaus troškulio. Toliau, paskutinėme stulpelėje pratrūksta susikaupusių jausmų užtvanka, eucharistinio alkio bei troškulio jausmai, kuriuos jaučia alkanas ir ištroškė Šventasis kryžiaus Jonas. Šį gyvąjį šaltinį, kurio trokštų, šioje gyvybės duonoje šį matau, nors ir yra naktis. Taigi, apibendrant, čia visa, ką gieda siela ir visas vieno ir trejybės Dievo gyvenimo tiesas bei paslaptis, jo savybės, amžinybę, grožį, transcendenciją, jo darbus, kūrimą, atpirkimą, sakramentus, pažįsta taip gerai nuostabiai, pažįsta tik per tikėjimą, nors ir naktį, o dargi jau būtent todėl, kad yra naktis, todėl neturim bijoti naktų. Tai yra mūsų kilimo laiptai. Viskas eina per tikėjimą, viskas eina per Eucharistiją. Eucharistija eina per tikėjimą, tikėjimas eina per Eucharistiją. Be tikėjimo nežinoma, negalima net įtarti, kas slepia tą gyvoji duona. Tai eina žmonės dabar, pasaulis nori visai sumenkinti Eucharistiją, net nepriklaupę, jokios pagarbos, koncertus rengia, visokius. Tiesiog esam katalikai, suprastastentėję katalikai. Reikia su tai, nors mūsų širdise turi taip nebūti, mes turim labai gerbti Eucharistiją. Norint geriau suprasti šį eilėraštį, galima paskaityti punktus, o pažiūrėkit, pažymėti, aš nepasakysiu. Subida kopimas, čia 3 kopimo knyga puslapiai nurodyti, paskaitysiu, biškį parašiau. Taip pat prisiminkime doktrimą apie tikėjimo ir Dievo panašumą. Žiūrėkit, ką rašo kryžiaus Jonas. Panašumas tarp tikėjimo ir Dievo yra toks didelis, kad vienintelis skirtumas yra tas, ar Dievas matomas, ar tikimas. Nes kaip Dievas yra begalinis, taip ir tikėjimas mums jį pateikia kaip begalinį. Ir kaip Dievas yra trejybė ir vienas, taip ir tikėjimas mums pateikia kaip trejybė ir viena. Ir kaip Dievas yra tamsa mūsų protui, taip ir tikėjimas apakina ir apakina, kaip sakė Valdas, mūsų protą. Bet protas reikalingas, bet apakina mūsų protą. Daugiau yra dvasiniai giesmiai, sako ten 12 skyrių.
o kristalinį šaltinį. Tačiau šioje giesmės šaltinis yra ne Dievas, o tikėjimas. Taigi, parašytas Toledo kalėjime karštas tikėjimo išpažinimas apie Dievo transcendenciją. Aš įdėjau 4 jums, kur norėsiu labai mesčiau to, bet čia reklamos prasidės valgiai sausainius, aš jų tokių nejungiu, mes geriau prašom su Ričardu, kad iškrautų, bet jūs galėsit įeiti, pasižiūrėti, kokie variantai yra apie tą eilėraštį. Ir dabar tada kviečiu, kaip į maldą, dalyko mums 20 minučių iki pabaigos, tiesiog išgyventi. Tik tai noriu jūsų paklausti pačių nuomonės, gal dabar nubalsuosim, yra 2 variantai, biškai jungsim vieną ar kitą, katrą jungsim žiūrėdami, ar ne? Kad rasim labiau prie širdies, nežinau, kaip parinkti, biškai abejoju, tai nežinau. Jungsiu dabar, čia moteris viena yra, žymi tokia, ir yra toks, kurie su tekstu, dabar jungsim šitą, pažiūrėk. O, aš garsiai žymiu. Bet čia... Dabar yra kitas variantas. O čia ne vien tik tai žodžiai, bet žodžiai aš uždėsiu, kur bus vertimas, ar šitą moterį. Kad jums prie dušės melstis tiktų labiau. Qué bien Señor la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna. Kažką balsuoju. Šitą, taip? O tau su žodžiais gerai. Tai gerai, tada tau paskui užduosiu namuose labai sėkmingai. Žodžiai mes jungsim dabar. Nes jūs lapus gausit, pasakė Andrius Padorė, jūs pagerino man klaidas, ačiū Andriau, kad pagerino, va čia bus va ta giesmė, tai mes padarysim taip ir paskui tiesiog pamedituosim, bus kai malda likusi laiką, ne? Bus vienas. Čia yra priegiesmis, o paskui jie viską aiškina, aš kaip aiškinau kituose, ne? Visą laiką yra, jis aiškina, taip. Davai pradžiu. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, palaimink mus, kad mes mylėtumėm Tave labiau per Kryžiaus Jono poeziją, kaip Jis Tave mylėjo. Suteik mums malonę išmąstyti tą jo poeziją. Qué bien Señor la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sellado tiene su manera, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene. Praleidžiu į stulpelį. Mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede valer allá, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Se ser tan caudalosas sus corrientes, que infiernos cielos riegan y las gentes, aunque es de noche. El corriente que emana de esta fuente, bien sé
fuente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas me precede. Aunque es de noche, bien sé que tres en sola un agua viva reciben y una de otra se deriva. Aunque es de noche, que esta eterna fuente está escondida en este pan de luz por darnos vida. Aunque es de noche, aunque es de noche, aquí se está llamando a las criaturas y de este agua se hartan aunque oscuras. Porque es de noche, porque es de noche, porque es de noche, porque es de noche, que esta viva fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo. Aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, que bien selló la fuente que emana y corre, que bien selló la fuente que emana y corre, que bien selló la fuente que emana y corre. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Gal pastebėjot, kai meldėmės tiesiog širdimi kartu su ta dainininkė ir Kryžiaus Jono poezija, kad ne visi dainininkai, jūs labai gerai išrinko tą moterį, beveik visus padainavo stulpelius, kaip yra originalė, nes menininkai yra pakeis vieną, paimti iš karį lietuvių, pažiūrėkit, bet čia yra kairiai pusė yra originalas, kaip yra pagal mūsų karmelitų, mes, kaip sakyti, esam saugoti, vis tiek Karmelio Kryžiaus Jono ir turėsit, bet ten beveik vieną ar kitą tik pasmelį, biškai pakeitė ir nutilėjo. Tai va, ir tikrai nuostabu, čia yra Kryžiaus Jono tikėjimo išpažinimas ir tiesiog Eucharistija, kaip jisai sakė, Eucharistija mus apsaugo, ne? Apsaugo nuo nuodėmės, jeigu tai ne Eucharistijos. Mums duoda šventumą, mus pastiprima, mums yra duona, ar ne? Ir taip pat mes žinom, kad ne mes suvalgom Eucharistinį Kristų, bet Kristus mums įsisavino. Todėl kaip yra svarbu eiti, kaip sako, susitaikyk su broliu, eik be nuodėmės, jeigu ne geriau palaiminimą imti, kas dabar pasaulyje, eikit visi einat į dangų, eikit visi be išpažinti. Tai nebuvo bažnyčia 2000 metų ir nebuvo, jeigu kad mes turim labai gerbti, kai mes buvom dabar piligriminiai kelioniai, ten mums gal atvažiuoja iš Anglijos, aišku, ten tiesiog mums duoda vieną koplyčią, žinai, ten komunijos pasipilė į kriauklę, prikliauklės pamesta, išmėtytos tos komunijos. Ir taip mums šventoji dvasia kaip jo sakralinės yra, nes jie skubėjimus ir paliko. Tai mes ten pasimeldėm ir ten sutvarkėm, bet kitas iki būna, sako, net Amerikoje po mišių išpila vynas. Kas tai būti Kryžiaus Jono? Liko, nes tai yra simbolis. Tai žinokit, gerai, ką moko bažnyčia 2000 metų. Tai yra Eucharistija mūsų pagrindas. Kai į Afrikoje bandė tuos kankinius padaryti, sako, 100 kiek nužudyti, sako, mums reikalingi vergai, kai mes žudysim, žudom, nebėra tų vergų. Sako, jūs neikit tos Eucharistijos, sako, mes jums nežudysim, tikėkit. Pasakė, ne, mes negalim. Sako, tai yra mūsų duona. Ir mirė visą 100 kankiniai už Eucharistiją, suprantuojat. O mes dabar, visi eina į dangų, čia valgykit jūs, budistai, tam tokie, vilkimės vieną tą. Ne, Dievas tik tai gali mums įjungti, jeigu mes jį pripažinsim. Ne visi keliai veda į dangų. Sako, visi keliai veda į dangų, tada mes einam į sinkretizmą. Dabar labai yra svarbu žinoti, kad mes turim likti ištikimi bažnyčios tradicijai, bažnyčios tėvams, tai, ką moko bažnyčia 2000 metų, ortodoksai ir mes katalikai. O dabar, kadangi liko jau nieko neliko pas mane, liko laikas eina, matom, liko 9 minutės, tai dabar